Puodelis arbatos. Tai, kaip pristačiau anksčiau, šnekuosi su pietų korėjiečiu Kim bei alytiškiais, kurie jį priėmė čia pasisvečiuoti. Taigi sakykite, kaipgi šis egzotiškos šalies gyventojas atvyko pas jūs? Na, viskas prasidėjo nuo registracijos portale couchsurfing.org. Kažkaip prieš keletą mėnesių užsiregistravau, ten nekreipiau į didelio dėmesio. Ir taip žiūriu, gaunu laišką. Toksai labai malonus vyrukas pasirodė iš nuotraukų. Labai sudomino jo gimtoji šalis Pietų Korėja. Šiokia tokia egzotika. Dėl to ir priėmė. Kokio turinio buvo tas laiškas? Laiške rašė, kad jisai planuoja apkeliauti visą pasaulį per 2 metus. Jis keliauja jau 2 mėnesius, perkeliavo Rusiją, Suomiją, Estiją, Latviją ir štai Lietuvoje. Alytui. Kiek žinau, vakar jis atvyko pas jūs, ar ne? Taip, vakare. Ar viskas vyko sėkmingai? Na kaip, jisai neturi mobilaus telefono. Tai tiesiog šioks toks nuotykis buvo, nes mes jo pradėjom laukti maždaug nuo 19 valandos vakaro, jis atvyko 21. Tai šiek tiek įdomus mūsų klausimai buvo praeiviams. Ar nematėte azijiečių? Ir ką šie atsakydavo? Jie galvodavo, kad mes juokaujame. Kągi vakar veikite? Smagiai pasibuvom pas mane namie, pavakarojom truputį ir nuėjom miegoti. Kiek ilgai jis ketina užtrukti Alytuje? Iki rytdienos. Iki rytoj išvyksta, ar ne? Taip. Dabar pabandykime pašnekėti su pačiu Kim iš Pietų Korėjos. Hello, Kim. Hello. How are you? I'm very happy to here. To be here. Okay. I heard that you are going to travel for about 2 years. Is it true? Yes. What are the main purposes for this journey? Why you decided to set off? There are many purposes of my travel. I wanted to see another country, and I wanted to hear their opinion and their thinking, and I also wanted to change myself. Aš paklausiau Kim, ir tiesa, kad jis keliauja 2 metus, jis atsakė, kad taip. Ir kokie buvo pagrindiniai tikslai, dėl ko jis išvyko, tai jis pasakė, jog norėjo pažinoti geriau kitas šalis, sužinoti jų nuomonės, jų mąstymą ir įvairius kultūros bruožus. What countries you have already visited? I heard Finland, Russia, yes? Yes. From South Korea, and I went to Russia and Finland and Estonia and Latvia, and I came here. Aš paklausiau Kim, visgi kokią šalis jis aplankė, ir kaip ir Jurgis minėjo, jis aplankė Rusiją, Suomiją, Estiją, Latviją ir dabar yra Lietuvoje. Tell me, Kim, I believe that travel by bike is such a long period is at least a huge challenge. How did you make this decision? Who influenced you? Why you decided to travel by bike? Because by foot is very slow, and by airplane is very fast. But by bike is very good speed for me. So when I want to talk with someone, I can stop my bicycle. I can talk with someone, and I can go where I want to go. Aš paklausiau Kim, kodėl jis nusprendė važiuoti su dviračiu. Jis pasakė, jog keliauti pėsčiomis būtų ganėtinai sudėtinga, nes tai yra tiesiog lėta, o keliauti lėktuvu būtų per greita. Tai jis pasirinko keliavimą dviračiu, nes jis gali sustoti kur nori ir kada nori ir pabendrauti su žmonėmis, jeigu jam to reikia. Ir jis sakė, jog keliauti su dviračiu yra pats tinkamiausias greitis arba pati tinkamiausia jam galimybė keliauti. Did you have some injuries or bad accidents while traveling? No, there was no accident. Just I have small problem with my bicycle. Sometimes gear makes sounds. Yes, I lost my belt in Russia. It's not expensive belt, but I used that from my middle school days. So it's memorial belt. I was staying very terrible accommodation. There was very many people. One room, about 20 people was in one room. Yes. Yeah, in a room. So some drunken guy, some
someone went to prison 3 times. There are many cockroaches. So where you slept? Just in my bed. On the bed. On my bed. I see. Aš paklausiau Kim, ar jis turėjo kokių nors nelaimingų atsitikimų ar akcidentų kelionės metu. Jis pasakė, jog iš esmės viskas gerai, tik tai jis pametė savo diržą, kurį turėjo dar nuo savo mokyklos laikų. Beje, paskui, jog jis apsistojo Rusijoje, teisingai Rusijoje, ar ne? Ir viename kambaryje gyveno apie 20 žmonių kartu su juo ir sakė, jog jis patyrė labai didelį diskomfortą, nes gyventi 20 žmonių viename kambaryje, tai turbūt patiems mums nėra labai komfortiška, ar ne? One more question. What experience you can share with us that you have got since the beginning? Sorry, once more. Experience. Experience? Which experience? Kind of experience? Traveling experience. Traveling experience. Memorial. Yes. Is special experience. I met someone in Russia, nearby Baikal. He was very friendly, so he came to the station at 2 o'clock for me. So 2 a.m. It's not p.m. Yes. And he went to Baikal with me, and we had a very happy time. He stopped his car so many times because you have to take picture here and here and here. Oh. So he was very kind. Actually, I thought Russian's color it was gray before my travel, but after I met him, my thinking was changed. Oh, Russia is very colorful, very kind. But Russia has some problem. But I was falling in love with Russia because of my friend. Yeah, it's very nice. Well, aš paklausiau Kim, kokia patirtimis galėtų pasidalinti, kurią jis patyrė keliaudamas. Jis pasakė, jog prie Baikalo sutiko vieną žmogų, kuris buvo ypatingai dosnus ir ypatingai geras jam. Jie važiavo keletą, kaip suprantu, valandų ir dienų, ar ne? Ne, jo atvyko pasimti 2 valandą ryto. 2 valandą ryto, tai. Ir bevažiuojant atgal, vis sustodavo ir jam pasakydavo, tu čia privalai nusifotografuoti. Aha, padaryti nuotraukas gražiose vietose, ar ne? Ir Kim sako, jog prieš kelionę aš maniau, jog Rusija, yra mažiausiai pilka šalis, tačiau jis įsimylėjo po sutikimo su tuo žmogumi Rusiją ir pakeitė savo nuomonę, jog visgi Rusija yra, labai spalvinga šalis, ar ne, bent jau kaip teigia Kim. Yeah. Let's talk about differences of culture. What have you noticed? With Lithuania or some other countries? Other countries. Other countries. Maybe in Finnish. When they tell me the way, they look very happy. Actually Korean, they don't smile. They are very, very shy. But in Finland, they are very kind. They enjoying their time. They smile. They looks very happy. So, wow! When they told the way, they look very happy. Very happy. So, I feel also happy because of them. Because they are very happy when they tell the way. So I was very impressed. Maybe I think it depends on their education. Yes. So I was very impressed. What can you say about Lithuanians? Lithuanian, I think actually I had no idea about Lithuania before my travel. Yes. But after I came here, they have very, very beautiful smile, and they are shy, but they are very kind, and I think, but Lithuania is a small country, but they are very strong, and they have very beautiful smile, and they are very, very kind.
and very humorous. Oh. So I like Lithuanians food. Oh, you like Lithuanians food, yes? Yes. Well, Lithuanians borscht, pink soup. Yes. So we can say that Lithuanians are like 50% of South Korean and 50% of Finland. I mean, the kindness and shyness of our character. Was yes. How many words you know in Lithuanian? A little. Ačiū and aš tevi myliu. And skanu. 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 Šaltibaršiai skanu. Yes, that's all. Okay, so where are we going to go now? I'm going to Poland. Yes. And then? And then, I think maybe I will change my route, but now I think I will go to Czechia and Slovakia, Yes. and all Europe, and all Syria, Israel, and South America, Central America, North America, Yes. and Canada is my final position. It's really nice. And Maybe if I alive. And last question for you. As we all know, a few months ago, Japan was shocked by disaster and earthquake and tsunami. Could you remember your feelings when you first time heard that what's happened and how your country reacted? We very feel sorry when we heard that disaster. So we were trying to help them. So actually we went there, and some people helped them, and I feel very sorry because I traveled all around Japan also. So actually the disaster place is Sendai in Japan, but I visited there. But my friend's house is also destroyed by tsunami. So I felt very sorry. I thought, how can I help them? I felt very sorry at the time. I see. Šnekėjome mes su Kim keletą klausimų. Tai pirmasis buvo klausimas apie tai, kaip jį pasitiko kitose šalyse, kokius kultūrų skirtumus jis pastebėjo. Tai jis paminėjo, jog Suomijoje žmonės buvo labai draugiški jam, geri. Taip pat tą patį pasakė ir apie lietuvius. Taip pat paminėjo, jog jam labai patinka šaltibaršiai, ar ne? Kad skanus maistas. Ir užsiminė apie puikų lietuvių humoro jausmą. Man atrodo, čia vaikinai jūsų įtaka. Tikriausiai humoro jausmas čia labiau gal. Ir paskui vėliau paklausiau, kur jis ketina keliauti, tai jis pasakė, jog keliaus į Lenkiją, toliau į Čekiją ir taip ketina keliauti visą Europą ir paskutinis taškas jau bus Kanada. Taip pat paklausiau, kaip jis jautėsi tuomet, kai mes sužinojome visi, jog Japoniją ištiko didelė katastrofa, tai yra žemės drebėjimas ir tsunamis. Tai jis pasakė, jog jam iš tikrųjų nepaprastai buvo gaila, jo visai šaliai buvo gaila, daugelis žmonių vyko į Japoniją padėti jiems atsistatyti. Ir ta katastrofa, kaip Kim sakė, vyko Sendai mieste Japonijoje ir jis turi draugą tame mieste. Ir jis, kai sužinojo, jog būtent tsunamis nugriovė jo namą, iš tikrųjų tai palietė jį ir asmeniškai. Jis vis galvojo, kaipgi galėčiau padėti asmeniškai Japonijai ir kaip ir visi jo tautiečiai labai gailėjo būtent tos šalies. So, thank you, Kim, very much for your conversation, for your answers, and I hope your journey at least would be wonderful or exciting, and I hope you will succeed it. Oh, ačiū. Goodbye. Goodbye. Puodelis arbatos.